O dabar norėčiau pakviesti mūsų trečiąjį pranešėją iš leidyklos Šviesa, Darių Ratkevičių, kuris paskaitys pranešimą elektroninio turinio panaudojimo galimybės mokymui ir mokymuisi. Truputėlį pakeisim technikos elementus, kad veiktų, kaip suprantu, ir tada tęsime, manau, toliau. Turbūt, kad viduje. Labą dieną, aš esu Darius Ratkevičius iš Šviesos leidyklos. Pabandysiu truputėlį pakalbėti apie patį elektroninį turinį, kokį mes jį matytume ateityje, koks jisai turėtų būti šituose skaitytuvuose, kuriuos jūs bandysite šiandien, arba galbūt tuose skaitytuvuose, kurie pasieks mus rytoj, kaip kalbėjo Evaldas. Kalbant apie elektroninio turinio ateitį, labai sunku kažką tai spėlioti, bet turbūt paprasčiausiai yra pasižiūrėti, ką kalba patys žmonės, ko jie norėtų. Todėl mes pasižiūrėjome į Amerikoje atliktus tyrimus ir pabandėme įvertinti, ko patys žmonės labiausiai nori iš tų elektroninių vadovėlių. Tai funkcijos, kurių labiausiai laukia šitose priemonėse, yra pirmiausia, tai yra galimybė žymėtis tekstą ir rašytis pastabas. Tai yra tai, ko negalima daryti dabartiniuose vadovėliuose, jų nesugadinant. Taip pat kalbama apie galimybę įsivertinti žinias ir mokytis savų tempu. Tai yra, reiškia, iš karto perskaičius kažkokią tai temą, atlikus kažkokį tai uždavinį, gali mokinys išspręsti testą arba atlikti žinių patikrinimo užduotį, kurios rezultate jisai pamatytų, kaip jam sekėsi, ką jisai išmoko ir kur jam reiktų dar pagilinti savo žinias. Kita funkcija tai yra galimybė prisijungti prie realaus laiko žinių šaltinių. Tai yra dabar dauguma žemėlapių jau yra pasiekiama, pavyzdžiui, Google Earth programoje. Taip pat yra daug interaktyvių priemonių, kurios iš teksto skaitydamas iš karto galėtų nueiti ir jas pasižiūrėti. Taip pat kalbama apie galimybę prisijungti prie interneto. Internetas yra dabar jau, kaip žinote, neišsemiamas nemokamų šaltinių lobynas, kuriuose nuolat galima rasti kažko tai žinioms pagilinti. Tai būtų dar viena funkcija, kurios pageidauja Amerikos vaikai. Mokytojų paruoštos PowerPoint prezentacijos ir kitokia papildoma medžiaga. Tai irgi skaitant vadovėlį visą laiką mokytojas turbūt turi kažką tai, ką galėtų pridėti nuo savęs ir kaip jisai norėtų, kad ta medžiaga būtų interpretuojama. Tai mokiniams labai padėtų galimybė iš karto iš vadovėlio pasiekti mokytojo paruoštą medžiagą susijusią. Aišku, galimybė mokytis per žaidimus, animacijos, simulacijos, kurios yra kur kas informatyvesnės ir perteikia kur kas daugiau informacijos negu kad paprastas tekstas. Galimybė turėti prieigą prie dalyko ekspertų vaizdo medžiagos, tai yra taip vadinamieji podcastai. Tai gan populiarus užsienyje informacijos pateikimo būdas, kai dalyko ekspertas nuolat filmuoja, rengia vaizdinę medžiagą ir talpina ją internete. Ir įrenginiai, kurie yra iPad tipo arba asmeniniai kompiuteriai, turi galimybę tą informaciją periodiškai įsikrauti į save ir demonstruoti vaikams. Taip pat vaizdo konferencijos ir galimybė vaikams kurti patiems savo podcastus. Tai yra įsitraukti į tą kūrybinę veiklą ir ne tik tai mokytis, bet ir patiems dalyvauti kuriant turinį. Kalbant apie pačius įrenginius, tai labiausiai tikimasi, kad tas įrenginys nebus kažkoks tai vienas, kaip dabar mes įsivaizduojam telefoną, ar įsivaizduojam kompiuterį, ar įsivaizduojam Kindle, kuris yra skirtas kažkokiai tai vienai funkcijai atlikti, bet tai yra daugiau iPad tipo įrenginiai, tokie kaip dabar čiupinėjate, jūs irgi turėsite galimybę panaudoti. Tai yra įrenginiai, kuriuose yra integruotas telefonas, kuriuose yra internetas, kurie yra tokie pat mobilūs kaip telefonas, bet gali atlikti praktiškai visas kompiuterio funkcijas, kaip pristatė Evaldas. Norima, kad kursorių užvedus ant žodžių galima būtų pažiūrėti žodyną iš karto, kad būtų galima patekti į žemėlapius interaktyvius, kad
būtų kur kas platesnė iliustracinė medžiaga. Tai yra dabar vadovėlį mes kaip galim sutalpinti vieną kitą iliustraciją elektroniniuose leidiniuose, neturėtume tokių vietos apribojimų ir galėtume pridėti ne tik tai vieną iliustraciją, bet ištisas galerijas, vaizdinės medžiagos papildyti. Taip pat nemažiau svarbi galimybė komentuoti ir patiems vertinti tą turinį, bendrauti tarpusavyje ruošiantis pamokoms. Kitas tyrimas yra Horizon Report apie svarbiausias tendencijas ateities. Tai yra, kaip jau matėme prezentacijoje UPC direktoriaus, informacijos gausa. Tai yra kiekis informacijos, kuris tampa jau praktiškai nebesuvokiamas paprastam žmogui. Ir čia keičiasi leidyklos rolė, keičiasi mokytojo rolė, jisai daugiau turi būti kaip informacijos vertintojas, pateikėjas, agregatorius, padedantis vaikui susigaudyti to informacijos jūroje. Kita tendencija yra mokymasis patogiu laiku. Tai yra susijęs su mobiliaisiais įrenginiais, tai yra susijęs su įrenginiais, kuriuos galima nešiotis ir naudoti būtent tada, kada jam patogu ir kur jiems patogu. Tai yra nešiojamasis kompiuteris, kuriam reikia būtinai kažkokios tai vietos pasidėti, bet tai gali būti mobilus įrenginys, kuriame galima turėti informaciją važiuojant troleibusu, galbūt sėdint parke arba galų gale lovoje gulint, kaip Evaldas sakė, kad yra patogiau skaityti iš skaitytuvo negu iš laptopo. The Cloud tai yra dabar labai populiarus žodis, kuris reiškia nuolatinį prisijungimą prie interneto. Tai reiškia, kad tas turinys būtų pasiekiamas bet kada internete. Tai reiškia, kad iki šiol mes, pavyzdžiui, leisdavome daug mokymosi priemonių iki 2007 metų, kurios būdavo kompaktinių diskų pavidalu. Tai reiškia, kad jas turėdavo įsidiegti į savo kompiuterį ir tik tai tokiu būdu galėjęs pasiekti. Tokios programinės įrangos mokomųjų priemonių distribucija yra labai sudėtinga, o kalbant, jeigu visą tai įdėjus į debesį, tai yra patalpinus į internetą, viskas tampa prieinama nuolat, bet kuriuo metu ir visiškai nereikia jokių papildomų instaliacijų. Tu tiesiog turi internetinį adresą ir jau gali pasiekti turinį. Jau kalbėjau apie bendradarbiavimą mokantis, apie galimybę bendrauti tiek su mokytojais, tiek tarpusavy, tiek galbūt su vadovėlio autoriais netgi. Apie žinių patikrinimą. Iš tikrųjų, tai neseniai teko dalyvauti parodoje Kiolne, Edukoje, Didaktas, prašau, vadinasi, ir tenais mes matėme vieną jau veikiančią sistemą žinių patikrinimo, kurią sukūrė vokiečių leidykla. Ir iš tikrųjų mums labai patiko galimybės, kurios leidžia užduoti mokiniui klausimus, pateikti jam testą ir, kaip įprastai, ne tik tai pamatyti jo rezultatus ir pamatyti, kaip jam sekėsi, bet pamatyti jo rezultatus klasės kontekste, pamatyti jo rezultatus mokyklos kontekste. Galų gale pačiam mokiniui pasiūlyti medžiagą žinių pagilinimui. Tai reiškia, kad atlikęs testą, mokinys kompiuterį iš karto spaudo atsakymus, gauna savo rezultatą ir, kas įdomiausia, jam galų gale yra sugeneruojamas PDF-as su pratybomis ir su vadovėlio straipsnių ištraukomis, kurios yra reikalingos būtent jo trūkstamom žiniom pagilinti. Tai praktiškai yra visiškai personalizuotas mokymas, kai tu gali gauti tik tą informaciją, kuri tau yra reikalinga. Kaip mes įsivaizduojam skaitmeninį turinį, tai yra, mes jau pradėjome iš tikrųjų judėti šitą linkmę ir galvojame ateityje pristatyti elektroninės mokytojo knygas, kurios bus kur kas platesnės, tai yra daugiau informacijos, bus papildomų funkcijų, bus sudėta visa tai, kas netelpa į popierinį formatą knygos, jos taip pat turėtų būti pritaikytos darbui su elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis mokymosi priemonėmis. Galvojame apie nuotolinius kursus, galvojame apie popierinę medžiagą perkeltą į internetą, tai yra tiesiog paprastus leidinius, kuriuos mes imsime ir nekeisdami jų formato, bandysime įkelti į internetą, kad jie taptų prieinami visiems ir jiems patogiu metu. Mokymosi objektai. Tikriausiai vėliau savo prezentacijoje parodysiu keletą mokymosi objektų, kaip mes suprantame, kas yra mokymosi objektas. Skaitmeniniai popieriniai leidiniai su papildomais įrankiais, tai yra priemonės, kurios yra ne tik tai
popierinis turinys perkeltas į elektroninę erdvę, bet kartu ir pridėtos tam tikros funkcijos leidžiančios jį geriau išnaudoti. Pavyzdžiui, popierinis žodynas su paieškos galimybė. Popierinis vadovėlis, kuris atitinka popierinę vadovėlį, bet su galimybė žymėtis